Iš ko geriausia statytis namą, kokią sienų konstrukciją pasirinkti. Tai pirmasis galvaskaudis, su kuriuo susiduria kiekvienas apsisprendęs statytis namą. Po to prasideda šiluminių varžų skaičiavimai. Norim pakalbėti apie tai, ką dažnai sumaišo mūsų vartotojai. Tai yra sumaišo, kad norima blokeliais apšildyti namą. Tai yra labai sudėtinga ir ta varža, kuri reikalauja steras, šiuo metu yra 5, ją yra sudėtinga pasiekti. Kokia turėtų būti bendra gyvenamojo namo sienos šiluminė varža, aprašyta statybos techninių matavimų reglamente, nors neretai iš pardavėjų išgirsime, užtenka mažesnės varžos. Tiesiog kiekvienais blokeliais galima tą varžą pasiekti, tik ta siena bus be galo didelė. Jeigu, sakysim, imant vien tik tai termoizoliacinės medžiagas, ar mineralinę vatą, ar putų polistireną, norint pasiekti varžą 5, užtenka 17-20 cm ir jau turim mes reikalingą varžą. Tuo tarpu, norint apšiltinti šilčiausiais blokeliais pasiekti tą varžą, reikia, kad siena būtų metro storio. O jeigu blokelių varža dar mažesnė, tai ir 2, ir 3. Tai yra neefektyvu. Dėl to labai norime žiūrovams pabrėžti tokį dalyką, kad kiekvieną medžiagą reikia naudoti pagal paskirtį. Tai yra, jeigu yra funkcija atlaikyti apkrovas, tai mes ir ieško medžiagos, kuri geriausia tai atlieka. Taigi, be šiluminės varžos ne ką mažiau svarbu statybinės medžiagos tvirtumas. Nes jeigu, sakysim, iš tvirtų stibirių mūro blokų galima užtenka 18 cm statyti namą, tuo tarpu, jeigu blokai nėra tvirti, jie, pavyzdžiui, yra apie 1,5 megapaskalio, 3 megapaskalius, tai reikia būtinai 30. Tai irgi tai yra sąnaudos, jie yra truputį šiltesni, bet termoizoliacijos skirtumas ten bus labai mažas, minimalus, 2 arba 5 cm. Tai jau geriau rinktis tvirtus, atitinkančius paskirtį blokelius, o ne susigundyti truputį šiltesniais, bet jų reikės į patį objektą žymiai daugiau, negu reikėtų imant blokelius pagal jų tiesioginę paskirtį. Viena iš tvirčiausių statybinių medžiagų, atspari gniuždymui ir šalčiui, taip pat vandens įmirkiui, yra silikatiniai mūro blokai. Mes gaminame 4 rūšių blokelius. 12 cm blokeliai yra skirti pertvarinėms konstrukcijoms. 15 cm storio blokelius mes rekomenduojame ūkiniams nedideliems pastatėliams, kur reikia ar kokią malkinę susimūryti, ar sandėliuką kažkokį. Pagrindiniai blokai, kuriuos mes pardavinėjom, tai yra 18 cm. Jie yra skirti vienaaukščiams namams, 2-aukščiams, 3-aukštų namams. Labai mėgstama iš jų statyti kotedžus. Tai yra pagrindinis mūsų blokas, iš kurio yra statomi namai. Turime ir daugiaaukščiai statybai skirtą blokelį, tai yra 24 cm, nes jie turi geresnės kitas savybės, kaip garso izoliacija, šiluminė inercija ir, aišku, tą patį tvirtumą. Silikatinių mūro blokų gamykla Vilnius. Būtent čia iš natūralių gamtinių medžiagų suformuojami tvirti mūro blokai. Čia yra gaminami blokai, jie tenais yra sumaišoma masė, tai yra smėlis, vanduo ir kalkakmenis. Tai yra tik natūralūs gamtoje randami produktai. Jie yra sumaišomi, iš jų padaromos forma. Ir šiuo presu jie yra sukeliami ant padėklų ir jau keliauja į autoklavus. Autoklavuose blokeliai yra veikiami vandens garų, aukšto slėgio ir temperatūros. Čia yra autoklavai, kuriuose blokai yra kaitinami, spaudžiami, veikiami tam tikrą jėgą, kuriuose jie susiformuoja į natūralų akmenį. Iš gamyklos silikatiniai blokai iškeliauja pilkti oranžiniais rūbeliais. Oranžinę spalvą pasirinkome neatsitiktinai, nes norime pabrėžti savo blokų arko pakuotę, kad jinai atsiskirtų iš kitų. Nes nepaslaptis, kad konkurentai mėgsta savo produkciją pristatyti mūsų ženklą.